pradėjo nepasitikėti visą jį supančią aplinką, ypač žmonėmis. Tad bet koks svetimo žmogaus dėmesys iššaukdavo jo urzgimą, traukimąsi atgal, milžinišką nepasitikėjimą. Na, šuo tiesiog nesielgė socialiai. Taip pat šuo bijojo aplinkoje atsiradusių naujų objektų, jautriau pradėjo reaguoti į šunis. Bet susidūrėme su rimtomis problemomis ir pamačiusi, kad niekaip jų pati neišspręsiu, nusprendžiau tiesiog kreiptis į Rexį. Toks vienas iš įdomesnių užsiėmimų, netgi galėčiau pavadinti, ir įdomesnių problemų atveju, su kuriuo susidūrėme ir jau dirbome ilgą laiką. Šeimininkė atėjusi į mūsų mokyklą pasiteiravo paslaugos ir pagalbos. Spręsdami šią problemą mes panaudojame naujausias technologijas, naujausias žinias iš atėjusias į mūsų šalį iš Amerikos. Tai yra elgesio keitimo metodika BET, tai yra Look at That technikas, ir per 3–4 mėnesių iš tikrųjų matėme akivaizdžius rezultatus. Tai ši metodika dar kartą patvirtino ir apskritai pats šuo patvirtino, kad jam tai yra tinkamiausias būdas, kaip jį mokinti, pamėgti tai, ko jis bijo. Dirbant konkrečiai su šunimi, perėjome įvairiausius etapus, pamatėme nuo pradinio reakcijos, tai susigūžimo, atsitraukimo, urzgimo, mes pasiekėme tai, kaip ir matote šiandieną filmuotoje medžiagoje, kad šuo eina noriai pats link žmogaus ir netgi link kai kurių šunų ir kontaktuoja su jais. Tai yra labai svarbu, kontaktas, tai yra pagrindinis dalykas, kurį ugdome užsiėmimų su šiuo konkrečiai šunimi metu. Gabo tai yra, kaip matosi, ridžbekų veislės šuo, Tailando ridžbekų veislės šuo, yra individualistas. Jeigu paspaustume, pabandytume priversti kažką įdaryti, pavyzdžiui, paklusti, jeigu jis neateina, griežčiau su juo elgtis, labai greitai sugadintume šio šuns elgesį. Todėl labai ieškojame nuosekliai, labai pamažu ieškojame būdo į tai, kaip jį išmokinti peržengti jo baimės. Didžiulė klaida būtų šiam šuniui dėti griežtą antkaklį, elektros antkaklius, smaugimus. Visos šios technikos dar pagilintų problemas ir jų tikrai neišspręstų. Nes šiam šuniui iš esmės kontaktas yra labai sunkiai sukuriamas su šeimininku, o be kontakto, kaip žinome, neturėsim nei paklusnumo, nei normalios šuns elgsenos, nei normaliaus elgesio namie. Taigi, dirbant konkrečiai su šia veislė ir su šiuo šunimi, yra reikalingas didžiulis žinojimas, su kuo mes dirbame. Dabar Gaba tapo daug socialesnis šuo, jis domisi aplinka, taip pat domisi praeiviais, stengiasi su jais bendrauti. Sunkiose situacijose jis nebepasirenka savo buvusios elgsenos, o stengiasi atlikti jau išmoktą BAT pratimą. Taip pat supažindinimas su naujais žmonėmis tapo daug lengvesnis, jis prie jų daug greičiau įpranta ir ima bendrauti taip, tarsi jau būtų pažįstami senai. Na, kas mane pačią labiausiai džiugina, kad mano šuns ryšys dar labiau sustiprėjo ir tik dabar galiu pasakyti, kad būtent dabar aš pradedu būti jo pasaulio centru.